Sveiki draugai, na ką, šį kartą vlogą pradėsiu ne nuo važiavimo į varžybas, o nuo paskutinės treniruotės. Šiandien yra trečiadienis, lygiai 8 valandas vakaro. Ir ką, dabar važiuojam į garažą, reikia pasiruošti motociklą, reikia... Visų pirma, nevažiuojam ne į garažą, o visų pirma, tai važiuojam į plovyklą, nusiplaunam motociklą, nusiplaunam batus ir važiuojam į garažą. Reikia pasikeisti padangą, keisiu tai galinę padangą, priekinės neturiu, tai pasikeisim galinę padangą, reikia pasikeisti paliukus, reikia pasikeisti filtrus, prasičekinti mocą ir rytoj važiuojam į Druskininkus. Druskininkuse turim šventę, draugų vestuvės, tad ketvirtadienį atšvenčiam, penktadienį atsikeliam, važiuojam į Panevėžį. Panevėžį išmiegam, lekiam į Kupiškį. Ir Kupiškį šeštadienį ryte turime cross country varžybas. Kupiškyje turime cross country 5 etapą ir ką, bandysime suvažiuoti. Matysim, kaip ta kojytė iš po traumos. Per treniruotės važiuojant skausmo kaip ir nėra, bet ištvermės tai žiauriai trūksta, aš neįsivaizduoju. Nors važiuoju C1 klasėje tik valandą laiko, neįsivaizduoju, kaip reikės atvažiuoti tą valandą laiko, nes dabar trefkėse tai, max 20 minučių pavažiuoji ir rankų nulaikyti nebeina, ištvermės nebėra, prasideda nesąmonės. Nežinau, tikriausiai varžybos bus lengvų tempų. Gal kažkiek pačioj pradžiai, gal pirmam rate, tarkim, pavyks parodyti savo tempo, o po to jau matysim, kaip bus taip. Bet ką, laikas spaudžia, lekiam į plovyklą, nusiplaunam mocą ir važiuojam į garažą. Na ką, grįžom į garažą, motociklas jau nuplautas, turime 9 valandas vakaro ir ką, kaip matot, filtras tragiškas, leidžiam laukant tepaliukus, pasikeisim visus filtriukus, keisim šitą smėlinę padangą į naują tokią šiek tiek kietesnę, taikytą kitam gruntui, tai turėtų sueit. Ką, nežinau, daug nekalbam, kimbam į darbus, nes, kaip ir sakiau, laikas stipriai spaudžia. Nenufilmavau, kaip viską dariau, nes tiesiog būčiau fiziškai nebespėjęs viską pasidaryti. Žodžiu, turim 11 valandų, ką tik baigiam viską ruoštis. Pasikeitėm padangą, pasikeitėm tepalus, filtrus, sėdėjom palapinę, pasikrovėm mocą. Į mašiną taip pat pasikrovėm visus daiktus, tai realiai mocas rėdi varžyboms. Ką, laukiam rytojaus ir keliausim į Druskininkus. A few moments later. Tai labas rytas, pradedam mūsų kelionę. Agnė ready, pasiemam po kavytės ir šokam už vairo. Ką tik pasiekėm Druskininkus. Varom su pilna tašių į viešbutį. Miegosim kažkokiam dehaus. Dehaus čia vadinas? Varom, apžiūrėsim savo gryčią. Welcome to mini room. O, turim savo balkonėlį. Labai ačiū Aurimui, kuris priglaudė mano motociklą šiai nakčiai. Linkėjimai tau. Labas rytas. Pradedam rytą po vestuvių. Ir šiandien yra mūsų antroji kelionės diena. Tad įsivažiuojam į ją. Rytinis prasėjimas po pusryčių. O dabar persikeliam į automobilį ir esam pakeliui į Vilnių. Trečiadienį, kai rašiau motociklo varžyboms, pasikeičiau tepalus, filtrus, galinę padangą ir pamačiau, kad iš mano priekinės padangos nieko gero nelikė. Šoniniai karpai jau pradėjo plyšti. Pasiskambinau į motocentrą, paprašiau, galbūt jie galėtų man greit pagelbėti. Tai sakė, jie man padės, priekinę padangą turi, tad važiuojam tiesiai į motocentrą, pasikeisim priekinę padangą ir tada važiuosim į Panevėžį. Double checkas ar gerai laikos. Operatyviai pakeitė padangėlę. Tai ne tik galas naujas, bet ir priekį turim visiškai fresh. Tikėkimės, rytoj nepritrūksim sukibimo. O dabar ką, varom į Panevėžį. Labas rytas, išaušo pagaliau gražus varžybų rytas, važiuojam į Kupiškį, esam visai jau netoli, dabar 8 valandos ryto, liko dar apie 20 minučių iki trasos. Jauduliuką jau šiek tiek jaučiu, visgi praėjo nemažas laiko tarpas nuo paskutinių varžybų, o jauduliukas bus dar didesnis, kai jau įvažinėsim į trasą. Mocas jau dabar atrodo kaip po varžybų.
Šiaip nežinau kodėl, bet kažkoks labai didelis jaudulys. Gal tai gerai? Manau, kad gerai. Gal būtų baisiau, jeigu visiškai nejaučiau jaudulio. Tai, manau, netempiam laiko. Einu ieškoti savo transponderio. Užsidėsim transponderį, apsirengsim ir eisim apsivažiuoti apžvalginį ratą. Domantai, kodėl jūsų naujas motociklas nesiveda? Vedasi tik dabar kažko užuojas. O Prie trasos gal, nežinau. O kodėl jūs aikštelę tiek gazuojat ir neleidot sportininkam medituoti? Nes reikia keltis, noriu pažadinti, noriu pabūti gerą. Supratau, gerai, sėkmės. Šiaip žinai, kodėl jaučiu tokį jaudulį? Visą vasarą mano klasės konkurentai dalyvavo enduro varžybose, ten Moto5 dar kažkur. Ir tu matai jo socialinius tinkluos, jie jam ima podiumus, o tu sėdi, varžybose nevažiuoji, taip netobulėjai. Valgai picas. Penktadienį gal ir alaus užgeri. Juokauju. Meluoji čia, man To atrodo. nebus. Alaus negersim. Ir nerekomenduoju. Ką mes čia darom? Nežinau, kažką išleidau orą. Teisingai, klausykitės. Nesigirdės. Apsirengiam, moco šyla, varom į apžvalginį ratą. Pažiūrėsim, ką paruošė šiandien organizatoriai ir pakalbėsim po apžvalginio rato. A few moments later. Trasa visiškai ne mano tipo. No shit. Ganėtinai sudėtinga, daug staigių posūkių, pačioj trasoj daug didelių akmenų. Šiaip trasa slidinės, didžioji trasos dalis tokia žvyringa. Nu, bet kažkaip. Šiaip labai klaidinanti, nes kadangi iš praeitų metų posūkiai nueina tarkim į dešinę, bet juosta uždėta į kairę ir palei Vėžes jau kaip ir norėtum į dešinę važiuoti, bet žiūri, kad trasos kontūrai sukasi kairien, nu, tai bus nelengva. Bet kažkaip gal įsivažiuosim. Po vieno rato trasos atsiminti neįmanoma praktiškai, nes, nežinau, posūkiai čia kiek gal organizatorius papasakos, bet, manau, virš 30. Turim be 10-10, tai dar turim valandėlę laiko iki starto. Pasėdėsim, pailsėsim, pamedituosim iki varžybų pradžios ir bandysim šiandien gerai sulėkti. Oi, vieną tą šampės taurę, tai legaliai labai. Jo, normaliai. Jaudulys tik belenkiek kyla, nežinau, atrodo, kaip pirmą kartą važiuosiu. Va. Nėra per daug, ne? Ne, normaliai. Nagi gerai yra, atrodo, neužtirps gal. Nu. Bet žinai, kai važiuot reikės, tu pamirši tą teipą, tada nieko įsinė. Ne, tai aš ten, kai važiuot reikės, tai jau nieko nejausiu. Normaliai, kad nebūtų ant kirkšnės. Tai kelias ir pasižiūrėk. Labiau pasižiūrėk, kad niekur nepjauna, žinai, kampas teipo, nes jau ką iškirps tą kampą, nes tikrai būna visokių atvejų. Jo. Nu tai ką, apsirengiam, pasiruošiam startui. Jauduliukas po truputį kyla, bet susitvarkysim gal. Matysit patys, kamera ant šalmo, tai bus tiesiai iš įvykio vietų visi kadrai.
vadą ir į tos rastus. Va, trečias. Oi. Tai ką tik finišavom lenktynės. Šiaip nuo pat starto stengiausi vytis pirmą, bet konkurentas Kęstutis neblogai patobulėjo šiemet ir tiesiog aš nepasigavau tokio tempo. Bandžiau dar pusę rato, vijausi, bet po pirmo rato nebegalėjau jo matyti ir nebegalėjau vytis. Fiziškai buvo sudėtinga, rankos užsipumpavo, tai pirštuose suspaudimo jėgos nebebuvo, tai važiavau tokiu lėtesniu tempu, kad geriau padaryti mažiau klaidų, nei kad griūt posūkį, taip manau susitaupo daugiau laiko. Tai žodžiu, patenkintas rezultatu, mėnesis poilsio dėl plyšusio raumens, bet viskas tvarkoj. Rezultatai rodo antrą vietą, džiaugiuosi, pats savo važiavimu tikrai nesidžiaugiu, buvo daug klaidų, ištvermės didelis trūkumas, bet nu ką, kitą savaitgalį paskutinis etapas, bandysim suvažiuoti ir paskutinį. Persirengėm, šiek tiek nusiplojom veidą, einam paieškoti picų, o gal ir kokį šašliką. Reikia ir atsistatymo. Aišku, kiti turi ir tokią atsistatymą. Nu, aš turiu savo kineziterapeutę sesę. Būsima. Bet dar tik būsima, tai tikėkimės, po poros metų turėsiu tokias galimybės. Labai įdomu. Man asmeniškai yra labai sudėtinga važiuoti tokiai trasai, rankas žiauriai kerta ir šiaip fiziškai tikrai sunku. Kaip tau, kaip daug metų važiavusiam? Labai sunku. Labai sunku? Sudėtinga. Stipriai. Pats supranti, matai, trasikė. 2 valandas nėra lengva, ne? Yra kai. Ok. Tai va. Supratau. Gerai, šaunuolis gerai pasirodė šiandien. Tu irgi, nu, gerai. Dėkui. Laukiam apdovanojimų. Dar važiuoja keturračiai. Trasytė žiauriai nudžiūvus. Deima nudžiūvus irgi. Agnė mašina jau pasikirtus. Nieko. Už 5 minučių baigęs keturračių važiavimas. Tai dar valandėlę ir sulauksim apdovanojimų. Eik, kaip padėjau rūrą. 117 kilų laužo 24 MX kėdas. Čia irgi. Tininkai kartojam, kviečiam čia. Laistysim. Antrąją vietą užėmė Domantas Virkšas. Na ir pirmąją vietą Kęstutis Laukaitis. A tai nebus ta? Apdovanoja sportininkus, užbaigėm šią dieną. Noriu tarti labai didelį ačiū savo kineziterapeutui, tai Richardui ir Evelinai, kurie tikrai per šitą tokį trumpą laiką padėjo kiek galima geriau atsigauti. Dar didesnį ačiū noriu pasakyti savo tėveliam, kurie labai stipriai prisideda prie mano sezono. Ir ką, ačiū visiems jums, kas žiūrit, kas prisidedat, kas palaikot. Susitinkam kitą savaitgalį paskutiniame etape.